Praeitą video aš tiesiog atsislinkau šitą spintelę nuo sienos ir priešais pasistačiau ringlaitę ir aš buvau tiesiog nustebus, kaip man patiko šitas filminimas spotas, nes plius priešais dar yra langas, tai ir šiaip geras apšvietimas. Tai mes šiandien čia ir sėdėsim ir greičiausiai visus likusius video po šiandien. Per pastarąsias 2 savaitės man kokie 5 žmonės atsiuntė tą patį TikToką video, kaip moteris iš kojinių daro kalėdinius gnomus tiesiog kaip dekoraciją. Tai aš tiesiog negaliu nepabandyti to padaryti. Tai šiandien aš esu nusiteikus juos padaryti 3 ir ko mums reikės, aš viską susiteikus stalčiau, kad man nereikėtų niekur eiti. Ryžiai, balti siūlai, karšti klijai, keletas gumyčių, netikros priklijuojamos akys ir kojinės. Pas mane demonai beldžias pro duris. Nu mažiukai, aš filmuoju. O dieve tu mano. Ateik. Gerai, kol Katinas apžiūrės visus daiktus, nekramdyk siūlų. Kol Katinas apžiūrės visus daiktus, kas yra padėta ant lovos ir ramiai galės išeiti, kviečiu jūs pasiklausyti naujienų. Girdėjot, sakė naujienų, pradedam jau, pakvieskite Akvilę į eterį. Aš čia. Dabar taip, dovana su dovanėlė. Man? Ne, reportažo tema. 3, 2, 1, važiuojam. Telefonas Samsung A5 III jau tapęs šiokių tokių pildikų numylėtinių, dabar yra vos pigiau. Bet perkant į dovanų dar ir gaunate 99 eurų vertės ausinės. Jeigu ne savo, tai draugams arba šeimai. Kalėdų proga. Kad? Tai pradžiai, ko mums reikės, yra kojinė ir ryžiai. Ir mes dabar kojinę pripildysim ryžiais. Kai kojinė yra pripildyta kažkur 80%, mes viršų tiesiog užrišam, pasiemam kokią nors gumytę ar šniurelį ir tiesiog paėmę rutuliuką tų ryžių padarom nosą. Aš peršiu. Dabar, kad paslėpti visą šitą žalią gumytę, nors reikia prieš baltai siūlais, nes tai bus jo barzda. Aš tik nežinau dabar, ar man nukirpti tą barzdą, kad jinai būtų trumpesnė pagal idėją, kaip aš turėčiau padaryti, ar palikti taip, nes aš jį kaip padedu ant krašto, jo barzda kabo žemyn ir visai juokingai atrodo. Gerai, aš čiut pakirpsiu ir viskas. Eina savo, aš dabar labai patenkinu savo viduje esantį vaiką, darydama tokius dalykus. Jau įjungiau, kad kaistų karštų klijų šautuvas, nes mums jo dabar reikės. Šiek tiek nukirpau viršūnėlę, kad čia mažiau medžiagos būtų, nes mes dabar ant viršaus dėsim kepurę. Ir tose video, kuriuose aš mačiau kepurės, irgi darydavo iš kojinių, bet kadangi praeitam mano video mes išmokome daryti gražias kalėdinės kepurės, aš vakar padariau dar 3 ir mes jas dėsim ant viršaus vietoj kojinės. Gerai, kepurė pagaliau, po bele kiek laiko, aš nežinau, kodėl taip ilgai užtruko, bet pagaliau prilipo ir mums dabar liko tiesiog užklijuot akis. Gaila, kad neradau šiek tiek didesnių akių, nes šitos jos vos matosi, bet iš viso videokose, kur man siuntė, jie buvo be akių, tai čia mano papildomas upgraidinimas. Tai va, mes turim savo pirmą gnomą, kad jisai nebūtų toks vienišas ir liūdnas, mes jam dar padarysim draugų. Tai eisiu dabar pasidaryti arbatos, įsijungsiu serialą, padarysiu dar 2 gnomus ir tada grįšiu pas jūs, jums parodyt galutinį rezultatą. Su nekantrumu ir karštais klijais aplipusiais pirštais pristatau jums šių metų gnomų gengą.
Bet kadangi, žinokit, jie beveik visi yra padaryti iš siūlų, čia tiesiog būtų savižudybė man juos padėti kažkur namie, nes per pirmą vakarą, kad jinai juos tiesiog ištampytų, tai aš pagalvojau, kad tai yra tiesiog tobula proga papuošti mūsų laiptinę.